Pabandysiu atsakyti. Mūsų jūrų kiaulytės turi 2 narvelius, tad kiekviename jų keitimo dažnis šiek tiek skiriasi. Pirmasis narvelis yra 0,5 metro ant 1,5 metro, jame naudojame 2 vonios kilimėlius, kuriuos keičiame kas 2 dieną. O antrasis narvelis yra 2 didesnis, čia naudojame 4 vonios kilimėlius. Pilną keitimą atliekame maždaug kas 5-7 dienas. Tuo tarpu smėlinis kilimėlis lofto zonoje yra mažesnis ir keičiamas kasdien. Taip pat kiekvieną dieną pravalome viską su šluotele, o jei reikia ir dažniau. Anksčiau vietoj vonios kilimėlių naudojame daugkartines palutes, tačiau mažesnėme narve jas tekdavo keisti net kas pusę dienos. Kitaip kiaulytės vaikščiodavo šlapiais pilvais, drėkdavo jų pėdutės, iš esmės tikras vargas. Pakeitus į vonios kilimėlius, keitimo dažnis prailgėjo 2-4 kartus. Neįsivaizduoju, kaip dažnai tektų keisti vienkartinės palutes, bet spėju panašiai kaip daugkartinės, gana dažnai. Dar anksčiau kiaulytės laikiau ant pjuvenų. Su jomis keitimo dažnis buvo dar retesnis, galbūt kartą per savaitę ar ilgiau. Pjuvenos gerai sugeria drėgmę, o jei vietomis atsiranda šlapias plotas, galima tiesiog paberti šviežių pjuvenų ir taip pratęsti keitimo laiką. Kodėl dabar jų nenaudoju? Pagrindinė priežastis daug darbo keičiant viską vienu metu ir nemažai atliekų. Norėjosi išbandyti ekonomiškesnį variantą, kur dalį pakloto galima tiesiog išskalbti ir naudoti pakartotinai.